Labas rytas. Neseniai atsikėlėm. Mano vyras gerai sakė, išmiegojo, aš tai nelabai. Dar ilgai dirbau, kol pabaigiau, kažkaip nejauku buvo naujoje vietoje miegot. Ir nežinau, vėjas buvo didelis vakar, tai kažkaip kol sėdėjau, taip purtino visą valandą tas vėjas. Tai žodžiu, nelabai jaukiai buvo, bet nieko. Paskui viskas kaip ir nurimo, tiek kad buvo labai keista miegoti naujoje vietoje ir beveik nemiegojusios, bet man taip visada yra. Tai va, eisim dabar pusryčiauti, svarsčiau, ką aš čia darysiu valgyti, tai pasirašiau kažką kepti, bet nežinau, turbūt kepsiu. Tai šiandieną bus tortilas. Mes keliaujam pasivaikščioti. Turėjom perparkuoti savo vaniuką. Mūsų vaniukas buvo biški toliau, ten granai miškelį. Bet atėjo kažkoks Latvis, pradėjo knisproti, kad tipo alio blogai pasistatėm. O kokią persirengimo kabiną. Žodžiu, tai perstatėm, kai susitvarkėm viską po pusryčių. Eisim dabar per jūras pasivaikščioti. Tarp kitko, labai nustebino tas biotualetas čia, kur stovi Lietuvoje, tai jie būna visą laiką apteršti, baisus, nenueisi. Aš kategoriškai sakiau, bet vyras nuėjo patikrinti. Tai jis sakė, buvo nustebęs, nes buvo labai daug švaros, kaip neįprasta tokiai vietai. Tai va, tai buvo švaru ir tualetinio popieriaus buvo ir viską, tai labai, sakė, švariai viskas atrodė. Tai va. Ne kaip Lietuvoje viskas apteršta visada. Nu va, mūsų jūra. Kiek mes truko minutę ateit. Realiai minutę. Ką, biškį nusileisim pasivaikščiot. Nu ką, padarysiu greitą apžvalgą. Taip normaliai ir nebuvau nufilmavusi, nes labai skubėjom. Tai va. Mūsų namukas atrodo šitaip. Tikrai labai fainas, kompaktiškas. Tuo įeisim, parodysim. Čia mes sėdim. Čia pavalgyt, kur galim. Čia mūsų vieta, kur galim gaminti. Užsidėjau tokį matą, čia pasikelia ir yra tokia kaip viryklė. Ten plaunam indus. Čia yra mūsų šaldytuvas. Pilnas. Mini tokia kamerytė ten. Nežinau, kokiam ledam gali sėdėti. Taip. Reikia užfiksuoti kaip tik, nes mes keliaujam. Tai
Va, nu ir susidėjau, aišku, šmutkis va visokias mes čia. Ta spintelė tai geriausia, vėliau gal kada parodysiu, nes ten vien saldumynai. Nu, ne saldumynai, bet snekai visokie, kaip parduotuviai. Nu, vat, vyro, ten mūsų irgi drabužiai sudėti. Stoglangiukas, televizoriukas. O čia aš. Ir ten tualetukas yra su dušu. Dar čia yra va tokia spinčiukė pasikabinti drabužiams. Na, čia visokius virtuvinius susidėt. Tai va, aš sudėjau čia visokį maistą. Ten viršui butelį sudėjau. Dar čia va, čia yra irgi buteliai gėrimai. Gali būti 2 atskiros lovos arba viena va tokia didelė, kaip mes pasidarėm. Jau keliausim, tai uždarysim dureles. Čia aš. Parodėsiu greitai čia. Nu, va, toks tualetukas, dušiukas, kriauklytė, nekreipkite dėmesį tą virdulį. Prisipylėm vandens arbatai ir negalėjom užsikaisti, nes neturim su ko. Tai dabar važiuosim į Ventspilio centrą ir ten bandysim rasti, ką paveikti. Tai va, ką aplankyti, ką pažiūrėti, pasivaikšti ir tada važiuosime į Jūrmalą. Tai va. Nu ką, mes jau vėl kely. Tai dabar važiuosim kažkur į Ventspilio centrą, bet daugiau prie uosto kažkur. Tai nustačiau navigacijoje kelią iki kažkokio tai bokšto sightseeing. Turbūt kažkoks tai bokštas, kurį viršų galima užlipti ir apžvelgti visą aplinką. Nu tai va, tai ten ir keliausim ir tenais žiūrėsim, kur ką aplankyti. Irgi prikolina prie tos karvės. Karvė ar bulis nesuprasi. Įdomus variantas, karvė su ragais. Ar bulius su dešmenim. Įdomi. O, čia laivai prasideda. Porą minučių liko. Atvažiavom dabar į uostą. Įdomu, kur čia mumis veda. Nes va turim pravažiuoti va taip. Palei jūrą ten biškelį ir iki apžvalgos bokšto. Tai. Tas mažiukas apžvalgos bokštas jau čia. Ai, gali būti jo, kad vis. Šitas va, geltonas. Jaučiamės ten dabar ir važiuojam. Nu, įdomiai čia mumis atvedė kelias. Koks uostas. Šitas gal. Ne, ten kitas, anas, va. Geltonas. Nu, tai taip, aš kauju ant tano. Žalias. Žalias? Kur tu dar žalę matai? Ai, ne, vaiktų kažkoks griuveda. Aš tai apie tą geltoną ir sakiau. O, kokie trantalai. Na, tai va, čia tas ir bus. Lipsim tada, kur čia atveda parkuotis. Sako į tą. Jėzu, koks ten baisus, net nelipčiau. Nugrūtų. Opa. Nu kaip čia fainiai.
Tai man sekasi surasti viečiukį. Va, mačiau šitos iš tikrųjų iš pajūrio. Matėsi tie balti, kai čia naftos kokios pastatai. Tai nežinau, žiūrėk, kur vieta yra ir statyk priešais vandenį gal. Nu, prieš vaizdus. O, koksai sostas. Kopos. Nu, tai sekasi rasti mums viečiukių. O, kaip jisai atrodo. Nėra labai aukštas. Užteks gal pamatyti. Nu ką. Nu ir užlipam. Nėra čia labai aukštai. Bet pasigrožėti vaizdais galima. Kol užlipau, iš tikrųjų. Tai mes poilsiavom ten va pajūry, nes matėsi šitie balti visi bunkeriai, kaip čia. Tai va. Eik tu savo. Štai toks. Sakyčiau, paprastas tas Ventspilis. Nu, jau geriau į apačią, tai jaučiu nežiūrėti. Kojas pradeda drebėti. Kaip anksčiau nebijojau taip aukščio. Bet dabar stovi mūsų gražuolis prie auksinio sosto su vaizdu į jūrą. Bandom lipt. Nu ką, greitai pasivaikščiom tenais ir dabar lėksim. Šiaip pagrindinis tikslas dabar yra Jūrmala, bet dar pro šalį pravažiuojant mes užsuksim į tokį vieną iškišulį, tai parodysiu, kadangi aš planuoju maršrutus. Tai va, nusprendėm, kad čia daugiau tam Ventspilį nėra ką žiūrėti, nes toks gana mažas miestas. Va, tai dabar važiuosim čia į šitą iškišulį ir čia toks apžvalgos irgi kažkokia tai stotelė yra, ar turėtų būti gražus vaizdai. Tai va, tai važiuosim dabar čia, iki ten važiuoti valandą laiko ir tada jau iš ten galėsim važiuoti į Jūrmalą ir tada po Jūrmalos eis Ryga. Tai va, žiūrėsim, kaip čia mums šiandieną seksis. Tai va, nu ką, mes leidžiamės į kelią ir tada susimatysim ten. Kelelis tai žiaurus šiandien. Karočią. Ir nei vienos mašinos nėra, nieks tokiais keliais važinėti nenori. Aišku, mes nežinojom, tai mes važiuojam. Važiuojam prie jūros. Žiūrėk, viena mašina. Vau, geras. Nu, tai va, mes te palei jūrą važiuojam realiai. Miškai. Tai va. Žodžiu, mums toks biški bairis gavosi. Feilas toksai, palikom kavos aparatą pritvirtintą prie stalo tenais kampe. Nes ten yra toksai nuo slidinėjimo padarytas kilimėlis ir galvojau, kad nenukris. Nu, ir mano žodžiu vyras, aišku, sakė, kad nukris, bet, man reikia būti moteriam ir vyro neklausyti, bet jisai pats kaltas, nes jisai leido man. Tai važiuojam vairuojant posūkio, kai buvo žiedas, jisai kaip skrido, išsitaškė visas, bet aišku, surinkom dalis, sudėjom, viskas gerai. Tas Nespresso mini aparatas, tai žodžiu, apsimoka įpirkti, žinokit, nes nieko neatsitiko. Ta prasme, aš galvojau, kad ten iš jo nieko neliks.
Bet viskas gerai. Ačiū Dievui, nes, kaip sakė, vyras būtų buvo piktas, likęs be kavos. Tai va, na bet viskas gerai baigėsi, sutvarkėm viską ir važiuojam dabar toliau. Tai va, kažko čia išsigandau, nežinau, šešėlis kažkoks užkrito, o Jezu, koks kelias, eik tu savo. Kaip per kokius kalnelius šokinėjai. Nu, žodžiu, tai va, ir jo, dabar važiuojam ten link tos vietos. Aš žiūrėjau bilietus Jūrmalos water parke, tai biliamo kokios kainelės, tai žiauru. Dviem žmonėm 79 eurai, tik nesu tikra dėl valandų, nes tiek 2 valandas buvau pasirinkus, tiek 4 valandas buvau pasirinkus ir rodė tą patį. Tai likau nesupratus, tai va. Nu ką, atvažiavom beveik į vietikę, kur nusižiūrėjom, tik dar prieš tai nusprendėm pavalgyti, nes ten netoli yra, nu, mes realiai pravažiuosim, yra kavinė, tai kadangi jau išalkom, dabar yra po 2:08, tai žodžiu, eisim pavalgyti ir va čia kaip tik ta kavinukė ir ten paskui peškom nueisim iki to rago. Tai va, nu kaip čia atrodo, kur mes čia dabar atvažiavom. Čia daug visko prisiparkavę. Va, ten yra ta kavinė, tas medinis. Va, kafai. Tai pažiūrėsim, čia kažką nusipirksim pavalgyti. Va, jeigu rasim vietos, kažkur reikia pasistatyti. Nu ir eisim paskui pasivaikščioti. Nu va, greitai užsisakėm. Toj kavinukai, čia antram aukšte tokiam va įsitaisėm. Va, aplinkui miškas. Fainiai iš tikrųjų šita vietikė tokia. Nu, mūsų vaniukas kažkur ten. Tai va, greitai užsisakėm valgyti, iš tikrųjų net nespėjau meniu nefilmuoti, nes nespėjau dar išsirinkti, jau atėjo. Greitai pasakėm ir nusinešė. Bet šiaip visko šitoje kavinukėje yra, ir užkandžių, ir karštų patiekalų, ir žuvies, ir sriubų, ir kavos, ir visko, nu žodžiu. Ir kainos, aš sakyčiau, ganėtinai adekvačios tikrai. Tai va, iš čia gal geriau matysis. Tai va, laukiam jau greitai pavalgyti, nes tikrai išalkę esam. Už parkingą, kaip su kemperiu, susimokėjom šitom vietoj 3,50. Lengvosiom mašinom 2 eurai, man atrodo, jo, ir tai va, tai susimokėjom ir galima stovėti visą dieną, taip neskubėt, nu aišku, mes čia nebūsim visą dieną, tai pavalgysim, tada nueisim į tą iškišulį pažiūrėti vaizdų ir važiuosim toliau tada į Jūrmalą. Tai va. Ir labai norime tą vandens parką. Tai tikiuosi suspėsim šiandien sulakstyti visur. Svarbiausia dabar prikišt pilvus. Taip. Šiaip pasitaikė neblogas oras, gal kiek vėsoka, bet šiaip visai nieko, sakyčiau. Nėra nei ten labai per šalta, nei ten labai per karšta. Pats tas vaikščiojimas. Tai va. Tai mano vyras nuėjo dabar į tualetą, į vaniuką, nes čia tualetai smirdantis, dabar bus mano eilė. Nu va, pas vyrą yra jautinos guliašas su bulvėm, o pas mane yra vištiena saldžiarūgščiam padaže su saldžiom bulvėm, batatais. Žiauriai skaniai atrodo, eik, nes tikėjau. Tai va. Skanaus mums. Skanaus jums įvailgalt. Tuoj pasakysim, ar skaniai, ar verta čia užsukti. Kokia vištytė. Žiauriai skaniai.
Žiauriai skaniai. Vieta, o ne? Labai skaniai. Užskaitom šitą vietą. Tikrai rekomendacijos tai didelės. Liuks. Nu ką, atkeliavom jau į tą kampą kaip ir. Tai dar takelis, tokie akmenai. Ten kažkur toj pusėje dar pritikėjai yra ant vos ne jūros kranto. Nu va, ir ten bus kelias į jūrą. Jau darbuojasi Richardas, fotkina visus kampus. Nu va, ir aha, ragiukas ten, smaigalystas. Čia kaip išvirti. Visų vėtrų ir audrų. Vėjas tai žiaurus iš tikrųjų, bet ko tikėti, sek prie jūros. Tai va, eisim į Latvijos patį kraščiausią kraštą. Žiauriai skaniai pavalgėm, tikrai 100% rekomendacijos toj vietai, pažymėsiu, kur tą vietą rasti, jeigu keliausite čia. Ir mes labai pigiai pavalgėm, nei 30 eurų nesumokėjom už 2 pagrindinius patiekalus, arbatą, kava. Ir žiauriai tikrai didelės porcijos ir labai skaniai buvo. Tai va, tai nuėjom pasižiūrėjom į tą iškišulį, toj vietoj, kur tie akmenys, tenais kažkada stovėjo švyturys. Dabar jau jo nebėra. Tai va, na, bandžiau selfis tik nusipirkus Pepko buvau, galvojau prisitvirtinsiu ir nusifotkinsim abudu. Ką jūs galvojat, kažkoks flečia. Bandžiau pirmą kartą išpakavau iš dėžės, įdėti telefoną, čia nulūžo galiukas. Tas čia nesilaiko pastoviai, nu žodžiu, už kelis eurus Pepko. Nerekomenduoju, galiausiai tiesiai iš šiukšlinio tik išpakuotis. Nevai, kažkaip atradom būdą ir nusifotkinom, pasidarėm vieną nuotrauką kartu, ant akmenų pasidėm telefoną. Tai žiauriai fainiai. Tik užsidėjom. Gaila, neturiu drono, kad parodyti, kaip atrodo iš viršaus. Gal kada nors tokią gerybę įsigysiu. Tai va, o dabar pilnais pilvais keliaujam iki Jūrmalos. Tai va. Nu ką, mes esame jau Jūrmaloj. Ką tik pravažiavom tenai 3 didžiulius prekybos centrus. Lidlą, Maximą ir Rimi. Ir štai Viada. Sukam dabar įsipilti kurą. Nes liko pusę bako tik tai išpilno. Tai įsipilsim kuro ir tada važiuosim į vandens parką. Tai va, einu dabar ieškoti adresiuko. Tai va, o truko kelionė iki čia apie 2 valandas, tai aš per tą laiką spėjau ir knygą paskaityti. Ir dar biškį numėgti, pakimarinti, nes jau labai pavargus, kadangi naktį nemiegojau, tai žodžiu, jo, tai kokią valandikę pakimarinau. Tai dar tokia biškį apsimiegojus jaučiuosi, tikiuosi biškį baseinas mane pravlaškys.
Fainas parkas toksai, čia spėjau pagriebti kamerą. Bišk pafilmuot. Čia belenkiek žmonių eina savo upę. Ten kažkas vyksta, kažkokie festivaliai. Sakė, Richardą nervina šviesoforai. Jie sakė, nemirksi geltonas prieš raudoną. Keistai taip. Neįprastai. Liko 5 minutės iki mūsų parko. Pravažiavom įvažiavimą į šitą grožį, žodžiu, dabar gausim kažkaip ieškot. Dabar, nu, dar 7 minutės gausim važiuoti dabar. O, pasimėgaukim upės vaizdais. O, kaip gražu. Miškas, labai daug miškų čia, labai. Belenkiek. Labai gražiai. Nu ką, tai ieškosim dabar. Ieškosim vietos, kur apsisukt. Nieko, čia greitai. 1, 2 ir... done. Not a big deal. Ja. Foto. Kasa išėjimas. Čia paltai. Man atrodo kažkur čia einam, ten yra persirengimai. Čia gražiai. Žiūrėk. Vau. Nu ką, mes grįžom iš water parko jau, iš aqua parko į Latvijos, to Jūrmalos. Žiauriai gerai atsibuvom, atmirkom, pailsėjom, atsigavom. Kiek mes 73 eurų sumokėm, ne? No. Jo, už 2 žmonės ir buvom 2 valandas 40 minučių, galėjom būti 3, bet mes atėjom biškai per vėlai, po 6:20 tik tai, o iki 9 dirba. Nu tai iki galo ir atbuvom, tai va. Tai žiauriai tokia lengvi palsėję jaučiamės. Tai dabar važiuosim paieškoti vietos, kur sustot ir išmiegoti šią naktį kažkur tai čia apylinkėse ir tada jau rytoj keliausim į Rygą. Tai va. Einu ieškoti stotelės. Nu ką, žodžiu, ieškom vietos, kur sustoti, išmiegoti. Buvom vienoje vietoje prie jūros vėl. Ten realiai labai šalia, bet čia gavos toks vos ne Jūrmalos centras. Tai belenkiek mašinų. Ta prasme, labai nemaža ta aikštelė, bet ten vos radom kur sustot. Šalia bariukas, vienu žodžiu, tai galvojom, ne, ten nemiegosim. Ir susiradom kitą vietą prie ežero kažkokio. Ir važiuojam dabar ten. Tai va. 3 minutės liko važiuoti prie upės kažkokios tai vietos. Ten šiaip gana gražiai atrodo, tai žiūrėsim. Vieta iš karto matosi bus atokesnė, tai tikiuosi rasim kur pasiparkuoti atokiai be pašalinių žmonių ir ramiai išilsėti šiandieną. Tai va. Va čia kaip atrodo. Opa. Upė kokia. Čia ir žvejoja, žiūrėk kaip ryte.
Šiaip pravažiavom tokių apleistų namų kvartalą, tai taip baugiai pasijautė, bet atrodo, kad lyg ir mūsų kaimynų ten kažkokių labai nebus. Va. Visai nieko turėtų būti. Žiūrėsim, kur atvažiuosim. Nu, liko minutė iki vietos, žiūrėsim, kur čia mus atveš. Va, ten aikštelė yra, kelias mašinos stovi. Nu, kelias mašinos, tai nemanau, kad čia mums trukdys. Gal čia kokie žvejai atvarė pažvejot. Štai kas su kemperiukas pastatytais. Blemba, jau čia faina vieta visai bus. Aš tikiuosi važia, kad žvejai ir išvarys turbūt tie žvejai. Jau čia turėtų būti gerai. Čia tokių gražių namų kvartalą pravažiavom. Buvo tokių gražių namų turtuolių. Nu, kelios mašinos ir čia garantija, kad išvarys. Kareiviai kažkokie, nu, prikin. Nu gerai, ieškau, kur čia įsiparkuot. Nu ką, mūsų vieta šiandieną miegoti yra čia. O kaip čia fainiai. Čia jau kažkas kažką veikia. Ką, eisim kažką pavalgyti. Valgysim šiandien. O jos, turiu tą. Ką mes pavalgom? Jaučiu, reikia vėl traukti su muštiniu kepyklę ir šį kartą pasidarom tos suvoštinukus. Su kumpiuku. Mūsų sumuštinukai vakarienė. Labai skaniai atrodo. Skanaus mums. Skanaus jums, jeigu valgot. Arba kavytę geriat. O mes einam mėgautis likusiu vakaru. Pailsėsim, pabūsim dviese. Ir pasimėgausim vaizdais. Jo, šiandien labanaktis.